Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šalia manęs Jonas Jablonskis. Sveikas, Jonai. Labas, Pauliau. Aš buvau dar toks, atsimenu, o Jonas jau dalyvavo sportinės žūklės varžybose. Daugiau kaip 10 pasaulio čempionatų už nugaros plūdinę, daugiau kaip 15 Europos, pačių įvairiausių tarptautinių varžybų, ar ne, Jonai? Jo, Pauliau. Jonas yra tas sportininkas, kuris visą laiką įkvėpė kitus meškeriotojus. Ir šiandien jis mus pakvietė į Kauno marias ir mes bandysime pagaudyti. Aišku, oras toksai šiandien galingas, Kauno marias tam ir vadinasi, kad marias, nes turi būti audra, ar ne? Turi pūsti jo. O man kažkas labai panašaus į Baltijos jūrą. Mes šiandien bandysime gaudyti žuvį. Jonas gaudys tolimų užmetimo plūdinę, mes apie tai pakalbėsim vagleriu, aš gaudysiu dugninę meškerę. Pažiūrėsim, kokios žuvis gyvena Kaune ties Palemonu. Na, o dabar ruoštis. Ruoštis. Prieš atvažiuodami čia į šitą nuostabią vietą mes aplankėme savo bičiulius, apsilankėme Salmo parduotuvėje, Pramonės prospektas 29 Kaune. Ten vyrai iš tikrųjų viską žino, kas vyksta Kaune, Kauno mariose ir su jais labai įdomu diskutuoti apie jaukus, kas kokius dažniausiai perka važiuodami į Kauno marias. Ir netgi įvairios nuomonės vyrauja, kokiam regione kokie jaukai. Vos ne vienoje pusėje Kauno mariai vieni, kitoje kiti ir šiandien jie mums išrinko iš tikrųjų jaukus, kurie sakė, čia labai gerai dirba, tai automatiškai sensacija jaukai ir šiandien mes dirbsime su karšiniu jauku. Vienas variantas yra Big Fishas, tai tikimės pagauti didelę žuvį ir kitas jau tradicinis, vienas mano mėgstamiausių jaukų, Super Etanche Brem, taip pat karšinis. Vėlgi naudosime saldiklį, nes jie dabar veikia, iš tikrųjų vanduo yra šiltas, dėl to saldiklio galima duoti pakankamai daug į jaukus ir visą tai mes maišysime netrukus. Šiek tiek dažysime jauką, tamsia spalva, karšiai gali būti atsargus ir geriau, kad jaukas labai ryškiai nesiskirtų iš dugno. Nu va, jau kaip pagaminti, o kaip jau sakiau, dėkui už receptūrą, pažiūrėsim, ar dirba mūsų bičiuliam iš Kauno Salmo parduotuvės. Ir beje, ne tik apie jaukas jie daug žino, nes dabar jau prasidėjęs Kauno mariose ir starkiavimo sezonas. Tai jeigu jums įdomu, kokios dirba gumos, o gumų ten yra milijardas, kokios spalvos dirba Kaune, kur geriau gaudyti, kokį pasirinkti įrankį, kreipkitės pas juos. Iš tikrųjų informatyvu, labai patogu išvažiuojant iš Kauno, būtent link Kauno marių. Ir manau, kad daugelis meškeriotojų ten tikrai ras savo nuo aprangos iki pačios mažiausios smulkmenos reikalingos žūklei. Kągi, mūsų jaukas dabar brinksta, mes dar įdrėkinsime kaip visada, o dabar pats metas išsimatuoti gilius, pasižiūrėti, kas gyvena ant dugno Kauno mariose, kaip atrodo dugno struktūra. Ir greitai prasimatuosime, apie tai aš jums papasakosiu jau už kadrų turbūt. Žodžiu, mes mėtam ir Jono informacija teisinga, dugnas čia yra labai švarus. Čia prieš mane yra žolių juosta, per kurią reikės kelti žuvį, bet ką mes matom čia ant dugno akmenukus, tai ten taip nėra, ten yra minkštas, gražus dugnas, stalas ir ant jo turi laikytis karšiai. Distancija apie 45 metrus, mes taip išsimatavom, belieka pradėti jaukinti ir viskas, ir žiūrėti, ką darys Jonas, ką darysim mes. Šiandien Kauno marios iš tikrųjų įspūdingos. Daug vėjo ir audros, o Jonas organizuoja savo jaukų receptūrą. Ji nelabai skiriasi, tiesiog kaip matėte, vienas pagrindinių komponentų tai yra žemė. Prancūziška Sensaso Terre de Rivière, kurioje jisai naudoja kaip jauko šiek tiek atskėdėję, tai yra jis nedaro tokio sutaus jauko,
Kodėl? Todėl, kad automatiškai jam jauko reikės daugiau. Plūdininko jaukinimas ir dugninės meškerės jaukinimai yra labai skirtingi. Netrukus tai pamatysite. Nors atrodo viskas daroma labai panašiai, tačiau kaip jau iškart supratote, kad jaukas lygiai toksai pat kaip mūsų, tačiau daug lipnesnis, nes vis dėlto jonui jį reikės iššauti į žuklės vietą. Mes, pavyzdžiui, savo šeriklėlę jauką tiesiai paguldome šeriklėlio svorio pagalba ant dugno. Na, o jonui tek šaudyti, dėl to jisai, kaip matėte, sulipina pakankamai lipnius, nedidelius rutuliukus. Mūsų sistema žvejybos labai paprasta, apie kurią jau 2000 kartų kalbėta, tai yra vėlgi padarytas gražus jaukas, purus ir žinoma karpomi įvairiausi jauko komponentai. Vis dėlto mūsų jauko padavimas žvejant dugninę meškerę į žuklės vietą nėra toksai galingas, kaip dėlioja plūdininkai. Todėl mūsų jauko šeriklėlė iš karto turi turėti pakankamai daug gyvo komponento, karpytų sliekų, karpytų kukurūzų, skandintų musės lervų, kas labai puikiai dirba Kauno mariose. Nes kiekiai, kaip matote, iš tikrųjų yra nedideliai ir aš startuoju užmetęs 6 štai tokias nedidelės jauko šeriklas. Jono, kaip jau sakiau, štai jaukinimas atrodo toks. Jisai įsimatavo gylius, labai gražiai su plūdinė meškerė ir jau pakankamai daug šaudo į savo žuklės vietą, iš karto padėdamas ten apie 2 kg jauko. Tačiau tie 2 kg jauko tai yra maišyti su žeme. Žodžiu, jaukos jos skurdesnės, nors ir kiekis didesnis. Kągi, dabar belieka įsirinkti Kauno marium tinkamus masalus, nors mes jau juos žinome, mums paprasta, nes čia net per seniausiai įvyko plūdinės žuklės Lietuvos meškeriotojo etapas ir būtent čia Jonui Jablonskiui teko žuvauti, jis 2 dieną laimėjo savo sektorių ir automatiškai jis iš tikrųjų mums patarė, kaip gaudyti, kokie atstumai. Na, o atstumai čia, kaip supratote, 40-45 metrai. Su dugninė meškerė viskas tvarkoja, užmesti nėra taip sunku. Štai Jono masalas padėtas ant piršto, kuokštas uodo truklio lerva, tačiau plūdinė meškerė tiksliai užmesti į jaukintą vietą iš tikrųjų nėra taip lengva. Plūdinė meškerė labai įdomi, be galo. Visada smagu stebėti plūdę, tačiau tokiamis sąlygomis, man iš tikrųjų asmeniškai būtų sudėtinga žvejoti slider tipo plūdę, vaglerių. Tačiau ne tik tam žmogui, kuris jau čia, kaip sakiau, praleidęs ne vieną dieną, o plūdinę meškerę valdo idealiai. Pirmasis kibimas Jonui ir pirmoji Kauno marių žuvis sveikinamos. Štai, toksai gražus Kauno marių karšis ir Jonas net nebijoja, kad šiandien jau bus iš tikrųjų daug daugiau. Kodėl? Todėl, kad Kauno marios jau apie 6 metus yra įsivadavusi iš verslinės žuklės, tai yra joje nutraukta verslinė žuklė, tiesiog uždrausta ir labai gražiai čia atsigauna pačios įvairiausios žuvis. Kas žvejoja starkius ir ešerius džiaugiasi jų sugavimais. Kas žvejoja karpius, taip pat sako, kad jie kimba. Na, o štai tokiai žukliai, dugniniai ir plūdiniai, pats smagiausias žinoma objektas žvejojant čia yra karštis. Tiesiog šiandien pakankamai daug bangos, kuri neša žolę ir todėl tenka kariauti su žuvim štai taip, tampant ją per žolę. Ne toks didelis kaip Jono, tačiau rezultatas svarbiausia, kad yra. Žuvis atplaukė į mūsų jaukintą vietą ir mes net nebejojame, kad kuo toliau, tuo gražiau seksis čia. Tai labiau, kad čia mes nelaukėme super ankstyvo ryto, atvykome apie 11 val. Ir kaip matote, dar vienas pakirtimas Jono, įrodymas, kad karšiai jau susidomėjo mūsų masalu. Iš tikrųjų įdomu stebėti profesionalą, kuris atsistojęs ant platformos, ant specialaus stalo, štai taip gražiai pakuoja vieną žuvį po kitos į savo setuką. Na, mes šiek tiek pakoregavome savo žuklę, kaip matėte, feederą armą, tai yra dugninės meškerės laikiklį, teko įsikelti aukštyn, kad į valą neplauktų vėjo nešamos žolės ir žinoma, kiekvienas štai toks pakankamai aiškus atsistojimas. Kodėl? Todėl, kad
Toliau nuo mūsų apie 25 metrai yra didelė žolių juosta. Ir jeigu aš traukčiau tradiciškai žuvį, taip kaip mes traukiame sėdėtami ant platformas, automatiškai lįstų į tą žolės ir būtų labai sunku. Pavadėliai vis dėlto šiandien ploni, 1/10 mm, nes, galiu drąsiai sakyti, Kauno marių karšiai nėra tokie jau paprasti. Kietas riešutėlis ir jeigu tu žvėjoji plonais valais, iš tikrųjų turi kur kas daugiau kibimų negu vietiniai meškeriotojai žvėjojantis storais valais ir trumpais pavadėliais. Kaip matote, kiekvienas masalo uždėjimas reikalauja ypatingo dėmesio, vis dėlto norisi, kad ant kabliuko būtų tik gyvas masalas, kad ir tie patys uodų trūklio lervos, dėl to naudojami labai ploni kabliukai. Na štai tradicinis plūdininkų markiravimas valą. Jeigu mes savo markiruojam valą, tai yra atstumą, kuriame mes gaudame klipsą, tiesiog metame ir valas nebegali toliau skristi į klipsą. Tai plūdininkai permeta savo žūklės tašką ir vėliau, pritraukdami plūdę prie pažymėto ant valo juostos, nudažytos specialių markerių, tiksliai pataiko į tą vietą, kur jaukina. Ir kaip matėte, pagavęs keletą žuvų, Jonas vėl jaukina. Automatiškai neleidžia žuviai pasitraukti iš žūklės vietą. Mes tai darome šėryklos pagalba. Kiekvienas permetimas vis jauko padavimas. Dabar jauko nereikia gailėti, kaip jau sakiau, vis dėlto orai šilti, vandens temperatūra šilta, žuvis nori jį reaguoja. Na, Kauno mariose dabar, kaip sako daugelis meškeriotojų, pats geriausias metas gaudyti karšius. Mes tuom įsitikiname, dirbame kaip automatai. Kas įdomiausia, kai jaukini Kauno mariose ir duodi, kaip jau sakiau, pakankamai daug gyvo jauko karpyto komponento, maža žuvis atsitraukia. Jeigu jau į tašką atėjo karšiai, tai atėjo štai tokia. Gali būti vienas kitas mažesnis, bet žuvis atrodo štai taip ir ją žvejoti išties malonu. Jeigu dar nebūtų vėjo, tai būtų 1000 kartų maloniau. Bet žvejyba čia smagi. Nu va. Galiu pasakyti taip, gera pradžia pusė darbo. Jonas pagavo, kaip matėte, ir mes gaudom. Kol kas, aišku, Joną į vieną tašką daug jauko paduoto iš karto pakvietė karšius. Man po truputį jie ateidinėja, bet svarbiausiai, kad ateidinėja. Tai tokia pirma mūsų dalis. Ir aišku, susitiksim po pertraukas. Sveiki, sugrįžę žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mūsų laidos svečias, žinomas Lietuvos plūdininkas Jonas Jablonskis. Ir nedidelės jo paslaptis, žvejojant plūdinę meškerę nuo kranto, vadinamojo vaglerių arba slaiderių. Kaip matote, Jonas į jauką taip pat deda labai daug vadinamojo gyvojo komponento. Tačiau tas gyvas komponentas turi iš karto pritraukti žuvį, dėl to jis naudoja ir skandintas musės lervas, ir traiškytus kokonus, ir nedidelės uodo trūklio lervas. Vis dėlto štai toks nedidelis masalas atrodo dideliam karšiui gal ir mažokas, kalbant iš žvejo mėgėjo pusės, kurgi naktinis sliekas, kurgi visas sliekų krūva ant kabliuko. Bet, kaip jau matėte pirmoje dalyje, tai tik įrodymas, kad žuvis Kauno mariose iš tikrųjų yra aktyvės ir jos yra daug. Šaudymas laidinė tiesiai į tašką iš tikrųjų yra labai panašus į dugninę meškerę, kur tu tiksliai taikai tašką šėryklą. Tiesiog jaukų skirtumas toks, kad Jono jaukas yra per pusę skiesta žeme. Kad jo kiekis būtų pakankamai didelis, tačiau nemaistingas. Na, mano jaukas maistingas, dėl to jo padavimas yra nedidelė štai tokio dydžio šėryklėlė. Šiandien mes džiaugiamės puikiai kimbančia žuvimi Kauno mariose ir džiaugiamės tom, kad Kauno marios galų gale atsigauna po verslinės žūklės 10 mečių.
tada, kai jos buvo alinamos, kai čia stovėdavo tinklai ir vėlgi viskas būdavo drąsiai, galima sakyti, vagiama, neužrašymo į žurnalus, parduodama kažkur į kairę ir dešinę ir žvejai, mėgėjai tiesiog verkdavo, kad Kauno mariose labai sunku pagauti žuvį. Na, o dabar nuo kranto, kaip matote, žinoma, gerai pasiruošus, šiuolaikiškai pasiruošus, gal ir nebūtina ta platforma, tačiau geri jaukai, žuklės įrankiai leidžiantis toli tiksliai užmesti prieš vėją, taikyti į vieną tašką, išlaikyti ten susirinkusi žuvies būrį, tai yra vienas svarbiausių ir esminių dalykų tada, kai tu nori žvejoti Kauno mariose. Šiandien mes jums rodome dvi technikas ir plūdinės meškerės mėgėjam ir dugninės meškerės mėgėjam, kas kaip nori tas taip gauti. Tiesiog apie plūdę galiu pasakyti tiek, kad plūdės naudojamos pakankamai masyvės, vis dėlto metimas prieš bangas ir žvejyba 4-5 metrų gylį, kaip tai daro Jonas Jablonskis Kauno mariose, nėra iš paprastų dalykų ir šitą techniką, žinoma, reikia kur kas rimčiau šlifuoti nei dugninės meškerės. Dugninė meškerė, mano galva, yra priimtinesnė paprasta meškeriotoja ir čia, žinoma, galima bandyti gaudyti nuo kranto ir gaudyti smagiai. Tačiau žiūrint štai tokius profesionalius judesius, iš tikrųjų smagu, kad mes pasikvietėme Joną, kad įrodyti, kad plūdinė meškerė įmanoma visur, ne tik dugninė įmanoma gaudyti, tačiau ir plūdinė ir galingomis sunkiomis sąlygomis, kaip banga į tavo pusę, traukti žuvį po žuvies. Ką mes šiandien ir darome? Linksminamės. Kauno marios šiandien dosnios, žuvis kimba, mums belieka džiaugtis geru jos kibimu. Karšių žvejyba ir vasara, žinoma, atostogų metas, todėl mūsų laida žygioja atostogauti. Ir dabar visą Liepos mėnesį jūs matysite gražiausias praeitų metų laidas, nes Liepą mes planuojame gerai pailsėti, kad sukroję daug jėgų ir energijos susitiktumėme jau rugpjūtį su naujomis laidomis. Mes siūlome jums lygiai taip pat gražiai leisti savo atostogas prie pačių įvairiausių Lietuvos ežerų. Labai tikimės, kad žuvis po verslinės žuklės atakų grįš į juos ir mes labai gerai jausimės kartu su jumis. Skanaus ir gražių visiems atostogų, susitinkame rugpjūčio pradžioje. Nu va, tokia žvejyba Kauno mariose. Vandens telkinys įspūdingas, žuvingas, aišku, prisitaikyti prie jo nebuvo šiandien mums taip paprasta kaip Jonui, nes Jonas, aišku, čia atsportavęs, vietinis, jis viską žino. Šiandien iš tikrųjų pakankamai, kaip matėte, sunku, nešia daug žolės, banga, bet prisitaikius visada įmanoma. Taip reikėjo atsistoti, kad perkelt per žolę žuvį, bet viskas įmanoma ir aš galvoju, kad kiekvienas meškeriotojas čia tikrai rastų savo variantą, kaip iš tikrųjų gerai gaudyti žuvį. Matėt, buvo variantas plūdinė, variantas dugninė meškerė. Aišku, mes pažiūrim, ką pagavom, atsisveikinsim su Kauno marių žuvim ir pažiūrėsim, ką pagavo mūsų bičiulis. Nu va, taip atrodo Kauno marios ir taip atrodo Jono laimikas gaudant slaiderių, tai yra tolimo užmetimo meškerė. Aišku, plūdė ir jos technika yra daug sudėtingesnė negu dugninė meškerė, bet tikras profas Kaune prie namų.
Ačiū labai už pamokas. Ačiū, Pauliau, ačiū pakvietimą. Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu.